Pasakėlės iš Rusio. Pirmadienio pasakėlės. 3 pirmadienio pasakėlės. Tai pirma pasakėlė apie Makrono sunkiai įsivaizduojamą išdrąsėjimą, apie Mossad stulbinančią žvalgybinę operaciją ir trečias, ar galima pasitikėti Lietuvos politinių partijų pažadais. Taigi pradėkime. Makronas. Kaip žinote, šiuo metu jau vyksta G7 samitas Kanadoje. G7, tai kaip žinote, sudaro 7 nariai, tai eina Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Japonija, o taip pat Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija ir Italija. Taigi, prieš šitą samitą susirinko be JAV ir be Japonijos kiti nariai aptarti, kaip jiems reikia elgti šiuo metu, kokios pozicijos jiems reikia laikyti. Štai tokia suknista, galima pasakyti, G7 vienybė. Jeigu prieš jų susitikimą vieni organizuoja taip, kaip čionais išlaikyti tą vienybę, kaip čionais išlaikyti savo poziciją ir taip toliau. Vienu žodžiu, jie apsitarė ir tai neturi didelės reikšmės. Antras dalykas, tai kokiomis temomis žada diskutuoti. Tai pirmas, aišku, Iranas, Irano-Izraelio karas, antras Rusijos ir Ukrainos karas ir trečias tai yra tarifas. O greičiausiai reikia viską apsukti atvirkščiai ir pasakyti, kad pirmas tai yra tarifai, pati svarbiausia, aktualiausia visiems G7 nariams, toliau eina Iranas, Izraelis, o dar toliau eina paskutiniai vietoj Ukraina. O kodėl dabar ir kur čia dabar yra Makrono drąsūs veiksmai? Taigi prieš šitą G7 samitą Makronas apsilankė Grenlandijoje. Toj Grenlandijoje, kurią Trumpas nori prijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Makronas čia susitiko su Danijos premjeru, taip pat su Grenlandijos premjeru. O Grenlandijos premjeras yra ką tik tai iškeptas, jisai pradėjo pareigas eiti kovo mėnesį ir jisai yra už tai, kad Grenlandija taptų nepriklausoma ir nuo Danijos, ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų, ir nuo visų kitų tipų. Jinai gali pati save ekonomiškai išlaikyti ir būti nepriklausoma ir gyventi. Taigi, kada čionais Makronas atvyko, jis pasakė tokį dalyką. Sąjungininkai taip nesiilgia, jisai teigia, kalbėdamas apie Trumpo reikalavimą arba pasiūlymą Grenlandijai prisijungti prie jo, o jeigu neprisijungs, tai jisai juos aneksuos ar ten okupuos, užims, kas ten žino, ką jisai turi galvoje. Taigi Makronas jam pasakė, sąjungininkai taip nesiilgia. Išdrįso pasakyti Trumpui. Antras, ką pasakė Makronas, jis kalbėjo apie Trumpo poziciją dėl Putino kaip tarpininkų Izraelio ir Irano kare. Kada Putinas kalbėjosi su Trumpu, tai Putinas pasisiūlė tapti tarpininku, išreiškė didelį nepasitenkinimą tai, kad Izraelis puolė Iraną, kad Izraelis pažeidžia tarptautinės teisės ir Jungtinių tautų statutą ir jisai sakė, kad jisai gali prisidėti kaip tarpininkas ir išspręsti šią problemą. Taigi Makronas pasakė, tai yra visiška nesąmonė, todėl kad Putinas yra karo nusikaltėlis, todėl kad Putino Rusija pati pažeidinėja tarptautinės taisyklės ir Jungtinių tautų statutą ir todėl, kad Putinas yra nepatikimas, kadangi jis yra Irano sąjungininkas. Ir trečias dalykas, ką Makronas išdrįso pasakyti, tai paraginti Trumpą imtis neatidėliotinių veiksmų link 2 dalykų. Tai pirmas. Dėl Ukrainos kuo greičiau priimti labai griežtas drakoniškas sankcijas Rusijai, kad ją priverstų nutraukti ugnį. Ir dėl Izraelio. Izraelį paspausti, spustelti tam, kad Izraelis nutrauktų ugnį prieš Iraną. Kiek aš supratau iš parašymo būtent dėl šito. O kaip patraukti, kaip paspausti Izraelį, tai be abejo yra Izraelis klauso arba Izraeliu gali įtaką padaryti tik tai viena šalis. Tai aišku, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir ta šalis gali nutraukti ginklų tiekimą ir Izraelio, aišku, tai susidurtų Izraelis su rimta problema ir be abejo jisai pradėtų kalbėti apie tai. Dabar toliau, ką aš dar prie Makrono pridėjau, kas man labai įdomu buvo tai, kad ES valstybių sostinėse įvyko protestai. Tai vakar ir šiandien protestai vyko ir Romoje, Londone, Paryžiuje, Berlyne, Stokholme. Šitie protestai vyko prieš Izraelį. Buvo mosikuojama Irano ir Palestinos vėliavomis ir reikalaujama
pastatyti į vietą Izraelį, nutraukti ugnį ir taip toliau ir panašiai. Romos būtent protestas pasižymėjo tuo, kad tuo pačiu metu vyko LGBT Pride maršas ir LGBT nariai visi tenais išsinuoginę pilnai, tačiau rankose laikė Irano ir Palestinos vėliavas ir reikalavo, kad Izraelis kuo greičiau paklustų jų reikalavimu nutraukti ugnį ir neatakuoti šitų, jiems matyt, brangių šalių. O Stokholme pasižymėjo ta eilinė kovotoja su klimato kaita Greta, jinai taip pat pasisakė už Palestiną, kurie įvežė tenais vaikams maistelio su laivu, kuris buvo sulaikytas Izraelio, o jinai pati išsiųsta į Švediją atgal. Ir jinai pasisakė už Iraną, už Irano režimą ir prieš Izraelio veiksmus, kurie nutaikyti prieš Iraną. Taigi dabar kita tema. Izraelio žvalgybos Mossad operacija, stulbinanti operacija. Mossadas ne tai, kad mėgsta, bet jisai dažnai pasaulį nustebina savo kūrybingumu. Mossado operacijos visada pasižymi drąsa, išmintimi ir didelė kūryba. Bet šitą Mossado operaciją aš prilyginčiau prie ukrainiečių, kurie nelabai kuo nusileidžia šiuo metu, kada jų žvalgybinė operacija buvo atlikta ir sunaikinta 10 labai svarbių Rusijai karinių lėktuvų. Taigi šiuo atveju Mossado operacija buvo nukreipta į Iraną. Tai dabar įsivaizduokite, sėdi žvalgai, kai jūs vienas iš tų žvalgų ir jūs gaunate užduotį. Tikslas šios užduoties, tikslas jūsų yra pirmas padaryti taip, kad atėjus valandai X, gavus komandą, išvesti iš rikiuotės Irano priešlėktuvinę gynybos sistemą. Išvesti iš rikiuotės 1-2 valandų bėgyje. Antras tikslas yra išvesti iš rikiuotės Irano kariuomenės smegenis ir sprendimų priėmėjus. Štai jūsų užduotis, 2 užduotys ir jūs jas turite įvykdyti. Sėdite kur nors Jeruzalėje ir jums reikia sugalvoti, kaipgi tai padaryti. Tai kokios priemonės, įsivaizduojate, kokios jos sudėtingos ir kiek jūs reikalauja daug įdirbio ir aišku laiko, tai buvo ne 1 metai dirbama šitoj srityje. Tai pirmas dalykas - surinkti informaciją apie tas, pavyzdžiui, priešlėktuvinės gynybos sistemas. Kur jos yra tos sistemos, kokios jų koordinatės tikslios, kaip ten atrodo pastatai, kiek apima teritorijos tie pastatai, kaip jie yra saugojami, kokia ten yra organizuota gynyba ir visa kita, taip toliau ir panašiai. Kuo daugiau ir kuo išsamesnė informacija apie šitas priešlėktuvinės gynybos sistemas. Jeigu raketos yra saugomos kažkur tai sandėliuose kituose, o jas reikia pervežti ir paleidimų iki sistemų, tai reikia išsiaiškinti, kur yra tie sandėliai, kaip jie ten yra saugomi, ar giliai saugojami, kaip juos būtų galima sunaikinti, kas juos pervežioja, iš kur atvažiuoja mašinos, kada jos nuvažiuoja, kur paleidimo sistemos ir taip toliau ir panašiai. Dabar dėl tų smegenų Irano kariuomenės, tai reikia išsiaiškinti, gauti labai patikimą aiškią informaciją, kas jie yra tokie, kokios jų yra šeimos, kur jie gyvena, koks jų režimas gyvenimo, kur jie lankosi, kada būna namuose, kada eina miegoti, kada ilsisi, kur jie važiuoja, kokias vietas lanko ir taip toliau ir panašiai. Jų butai arba namai, kaip jie išdėstyti, kur yra svetainė virtuvė, kur yra miegamas kambarys, tam, kad atėjus valandą būtų galima nukreipti ginklus, raketas būtent į tą kambarį, kur yra tos smegenys ir jas sunaikinti. Visą šitą informaciją surinko būtent Mossado agentai. Ir kitas žingsnis, kada informacija buvo surinkta, kada buvo žinoma, kur kas yra ir ką reikia daryti, tai reikia išsiųsti diversinės grupės. Ir jas išsiunti daug žvalgų, daug agentų į Iraną. Jie įsikūrė Teherano priemiesčiuose, kituose miestuose. Vienu žodžiu, visur, kur yra tos priešlėktuvinės gynybos sistemos ir kur yra karinės smegenys, kurios priima sprendimus. Jie apsigyveno, jie rinko informaciją ir jie ruošėsi. Netgi Teherane buvo įkurtas, kaip dabar praneša, toks mažytis nedidelis fabrikėlis, kuris gamino bepiločius lėktuvus, kurie būtent ir sunaikino priešlėktuvinės gynybos sistemas.
Ir trečias dalykas, tai yra organizuoti logistiką tokią, slaptą, kad nesužinotų, kad būtų patikimai pateikti reikalingi sprogmenys, reikalinga technika, karinė technika, ginklai būtent šitoms diversinėms grupėms. Tai labai didelis, labai sudėtingas darbas reikalaujantis labai kruopštumo ir didelio slaptumo. Tačiau visą šitą dalyką išlaikė Mosadas. Irano kontržvalgyba visiškai nesudirbo, nieko nesužinojo ir kada atėjo valanda X, tai Irano vadovybė, karinė vadovybė, aišku, smegenis jinai prarado, bet politinė vadovybė, religinė vadovybė buvo pasimetusi gana ilgą laiką. O priešlėktuvinė sistema buvo sunaikinta 1 ar 2 valandų bėgyje. Tad, kad dabar netgi lėktuvais įskrenda Irano teritoriją ir gana laisvai tenai skraido ir atakuoja objektus, kuriuos jie turi atakuoti. Taigi rezultatas buvo toks, kokio jie patys nesitikėjo. Jis labai, labai efektyvus ir rezultatyvus. Kitas dalykas, ką noriu pasakyti, žiūrėdamas šią informaciją apie Lietuvą, tai aš esu, pavyzdžiui, 100% įsitikinęs, kad mūsų priešas, tai yra tas šaltinis grėsmės, yra šiuo metu pats didžiausias Lietuvai, tai yra Rusija. Mano 100% įsitikinimu tikrai Lietuvoje jau turi subūrusi kai kurias arba būrė tam procese yra diversinės grupės. Yra tos grupelės, kurios atėjus valandai imtųsi ginklą ir galėtų kelti chaosą. 80% duodu tai, kad yra kažkur tai jau ginklų sandėliai, mano manimu taip turėtų būti, jie turėtų tas ginklus, nes jiems reikia tų ginklų gauti. Ir kokie tikslai jų būtų, aišku, ne tokie kaip Mosado tikslai buvo, kad išvesti iš rikiuotės priešlėktuvinę sistemą ir taip toliau. Man atrodo, kad tikslai būtų visiškai kiti. Paprasčiausiai sukelti chaosą valstybėje. Valstybė nėra didelė, valstybė maža. Sukelti chaosą Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, žmonės išsigastų, kiltų panika, jie ten bandytų užimti valdžios rūmus, užimtų karinius objektus, kad prasidėtų kažkokie tai šaudimai ir taip toliau. Aišku, aš manau, tai šita jėga žaliųjų žmogeliukų yra antiek silpna Lietuvoje, kad jie labai greitai sutraiškytų, bet jie savo tikslą pasiektų. Tai įvestų chaosą, sumaištį, paniką ir taip toliau. Tai va, aš manau, kad tokios diversinės grupės yra jau rengiamos ir yra ganėtinai pasiruošusios dirbti čionais. Ir paskutinė pasakėlė yra apie politinės partijas. Ar galima pasitikėti politinės partijos pažadais? Kodėl kilo šitą pasakėlė man? Tai šiandien ryte perskaičiau komentarą Facebook'e apie tai, kad Tėvynės sąjunga, konservatoriai Kaune surengė kažkokį tai susitikimą ir jame kalbėjo įvairiais klausimais, tame tarpe apie Lietuvos gynybą prieš mūsų priešą šitą. Ir kalbėjo apie lygtai būktai, tiksliai vadinasi Vytauto didžiojo siena, tai apsaugos siena, ir kaip jinai ten vadinasi, jinai skirta tam, kad jeigu įvyks puolimas, tai Rusijos kariuomenė aišku tą pralauš sieną, bet jinai patirs didelius nuostolius ir praras gana nemažai karinės technikos. Ten pranešimus darė žmonės, kurie kovojo Ukrainoje, kurie kovojo prieš Rusiją, kurie buvo kariai, kurie žino, kas yra karas. Tai drąsų žmonės, aš labai juos gerbiu, lenkiu prieš juos galvą ir taip toliau. Ir po šito komentaro, kuris buvo parašytas, įvyko diskusija. Diskusija tokia, tai kaip jūs ten nuėjo, taigi konservatoriai tenais, konservatoriais pasitikėti negalima ir taip toliau ir panašiai. Taigi, ką aš jums noriu pasakyti, kad aš savo gyvenime, savo istoriją su tokia panašia situacija susidūriau. Kada mes 2006 metais, kaip seniai buvo, liudijom Seime, kada mes atskleidėm, kad Lietuvoje veikia Rusijos agentūra, kurią finansuoja Rusijos energetikos milžinas Gazpromas, kad ta agentūra veikia beveik visose valdžios institucijose, ir prezidentūroje, ir vyriausybėje, ir Seime, ir saugume tam pačiam, ir kitose teisėsaugos struktūrose, ir žiniasklaidoje ypatingai ir taip toliau, buvo pradėtas Seime atlikti tyrimas. Seimas sukūrė laikiną komisiją, kuri
turėjo išsiaiškinti būtent kas daro, kaip daro, kam daro įtaką, kas finansuoja ir kokių tikslų siekia. Apie tai aš esu kalbėjęs, galite pasižiūrėti ir taip toliau. Tai ką noriu pasakyti? Situacija lyginai ta pati. Tuo metu apie priešą ir dabar apie priešą. Tai pirmas žingsnis, pirmas etapas, tai buvo tai, kad konservatorių partija dėk prie širdies. Nuoširdus. Jų atstovai keli atstovai, 2, kurie su mumis bendravo, su tais, kurie liudijo teisme, drąsus, kurie paskui parado darbus ir taip toliau. Tačiau konservatorių jie rėmė mus, palaikė mus, jie skatino mus drąsino mus kalbėti, nebijoti, atskleisti, nes mes siekime vieno tikslo. Tai, kad nepakenktų Lietuvai, tai, kad ta įtaka būtų nutraukta, o tie kalti asmenys, šnipai, agentai ir visi kiti būtų neutralizuoti. Ir taip įvyko, jeigu nebūtų buvę jų palaikymo tuo metu, tai be abejo mes, tie, kurie liudijom Seime, atvirai ir drąsiai būtume arba pabėgę į užsienį, jeigu spėja išnešti kudašių, arba atsisėdę ilgiems metams į kokią nors kaliuzę ir taip toliau. Taigi, viskas tvarkoj, Seimas atliko darbą, Seimas išsiaiškino, jis nustatė, kad tikrai taip, kad įtaka yra didelė, kad tą įtaką daro Rusija, Kremlius, kad tai finansuoja ir taip toliau, priėmė tam tikrus išvadas padarė ir rekomendacijas. Ne rekomendacijas, o priemonės. Ką reikėtų padaryti, kad išvalyti Lietuvą nuo Rusijos agentų. Ir kas įvyko, kas pasirodė. Ir kaip tik prasidėjo prieš tai rinkimai. Ir pasirodė tai, kad tai buvo paprasčiausias rinkiminis triukas. Mes, tie, kurie liudijom, šita tema, kova prieš priešą, jinai tapo kaip baltas arklys. Konservatoriai ant balto arklio išjojo laimėjo rinkimus, išjojo į priekį, laimėjo lenktynės, taip pasakykime. Ir jie tą padarė. Jie gavo valdžią. Ir kas tuomet pasidarė? Aš dar prisimenu tuo metu tokius dalykus stebėtini ir įdomius, kada guli ant sofkės vakare, žiūri televizorių žinias ir ten per tas žinias praneša štai, kad ten, pavyzdžiui, mano pavardė ir kito asmens pavardė, ta, kurie drąsiai liudijom Seime, kad konservatorių partija įtraukė į sąrašą rinkimų į Seimą. Mes apie tai nieko nežinom. Aš skambinu tam kolegai, klausiu, kas čia darosi, iš kur ar tu ką nors žinai, ar su tavim kas nors derino. Ne, sako, aš tik tai ką tik išgirdau ir aš tą patį išgirdau ką tik ir taip toliau. Nepraėjo nei savaitė ar pusantros, kaip ir tas pačias žinias pranešė, kad jau išbraukė iš tų šarą. Ir niekas taip pat mums nekalbėjo ir nešnekėjo. Tai rodo, kokia įtaka yra ir kas tenais veikia. Taigi netame esmė. Esmė tokia, konservatoriai atsidūrė valdžioje. Ir kai jie atsidūrė valdžioje, tai jie kardinaliai pasikeitė. Ir tie pažadai, kad mes imsimės ir įgyvendinsime laikinosios komisijos išvadas, įgyvendinsim siūlomus rekomendacijas ir pasiūlymus ir išvalysime Lietuvą nuo Rusijos agentų, nuo Rusijos įtakos. Šitas viskas dalykas buvo atiduotas į archyvą ir užmirštas. Ir netgi atvirkščiai, tie žmonės, kurie buvo nustatyti, įtakingi žmonės, Rusijai dirbantys žmonės ir taip toliau, jie ir toliau tą įtaką išlaikė. Ir kaip pačiam saugumui, ir kitoms institucijoms. Gal kažkur tai kažkas tai sumenko, bet įtaka iš esmės, kaip tokia esminė, nepalaužiama, jinai išliko. Taigi, o visi tie, kurie tada nuoširdžiai tikėjo, kad bus pažadai, tai pažadas išvalyti Lietuvą nuo Rusijos įtakos, nuo Rusijos agentų, neutralizuoti tuos įtakos centrus, kurie yra čionais, tie pažadai nebuvo įgyvendinti. Buvo neutralizuoti kiti įtakos centrai, kurie prieštaravo šitam dalykui, kurie neleido pilnai užvaldyti Gazpromui Lietuvos. Taigi tokia buvo istorija ir aš manau, kad tas, kas vyksta dabar, kada konservatoriai bando pritraukti šitos žmonės, garbingus žmonės, drąsius, kurie
kovojo prieš Rusiją, važiavo į Ukrainą, kurie padeda Ukrainos kariuomenė, jeigu ne patys kovojo, tai padeda, remia, veža jiems pagalbą, taip toliau, pritraukia prie savęs arčiau. Ir jie tiki, aš kaip dabar atsimenu, kaip viskas nuoširdžiai atrodo ir kaip viskas atrodo gerai. Tačiau galų gale rezultate tu lieki išdurtas. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Netikėkite politinių partijų pažadais. Va štai mes laimėsim rinkimus, gausim mandatą ir štai tada mes imsimės veiksmų, štai tada mes padarysim. Ne, taip nebus. Eikite ir kalbėkitės su tais, kurie dabar priima sprendimą, kurie dabar yra valdžioje. Jeigu nepavyks, vis tiek belskitės už duris. Nepavyks, vis tiek belskitės į duris. Jeigu vis iš tiek nesigaus, kreipkitės į visuomenę, kelkite visuomenę, reikalaukite, darykite, bet kreipkitės į tuo, kurie nepažada jums duotų, o dabar priimtų tuos konkrečius sprendimus, kurie reikalingi Lietuvai tam, kad jinai galėtų apsiginti nuo priešo. Taigi ačiū už dėmesį.